Sveiki kolektyvas, dar viena pavasario diena ir vėl varysim pasivažinėti. Tik mano gasas jau pravažiavo 25 valandas, kas reiškia praėjo 20 valandų nuo pirmo privalomo serviso, tad man reikia pasikeisti tepalus. Ta aš greitai ir padarysiu, o paskui lėksime į naują vietą, kurios dar nesame bandę. Prieš pasikeičiant tepalą reikia užpilti senai, o kad tą padaryti turiu atsukti šitą varžtą ir kaip matote, jeigu jį tiesiog atsukčiau, biškį pridaryčiau čia netvarkos. Bet aš tam turiu vieną neblogą priemonę, tai tuoj pamatysit. Pirmiausia, motociklą reikės pasiguldyti, tam pasiruošiau padangas. Dabar atsukam šitą varžtą. Puiku, kad tepalas gulint motociklui nebėga. Kam tą darau, tuoj pamatysit. Nu, čia atsakymas, kodėl motociklą paguldžiau. Tai yra tokia šlangutė, kurią įsuksiu į būtent tą skylutę. Tada motociklą pastatysiu ir tepalas labai gražiai išbėgs čia per šoną. Labai geras dalykas. Ir jeigu jūs turite šitos kartos KTM, gasą ar Husqvarna, galbūt net bet kokį kitą motociklą, galite tokį daiktą nusipirkti. Tam, kad tą padarytumėt, galite užsukti į motoparts.store ir ten rasti šitą. Pabandysiu dėti nuorodą video aprašyme ir žinoma, su kodu ADR didžiosiomis raidėmis gausite nuolaidą. Varom. Tepalas neišbėgo, bet kaip matote, jis sunkėsi štai čia. Dabar reikia pasiruošti indai, kurį jisai nubėgs ir tada atsukti tepalo įpylimo kamštį. Štai išbėgo beveik visas tepalas, bandau išlašinti jo kuo daugiau. Seną tepalą pyliau į būtent šį indą tam, kad pasižiūrėti, kiek tiksliai jo yra. Pagal specifikacijas į motociklą eina 0,8 litro tepalo ir kaip matote, jo yra lygiai tiek. Išpilu seną, įsipilsiu į šitą matuoklę naują tepalą ir pilsim į variklį. Kągi, naujas tepalas supiltas, beliko užsukti tepalo kamštį ir esame pasiruošę lėkti dar 20 valandų. Sveiki kolektyvas, tepalas pakeistas, esam pasiruošę važiuoti. Šiandien Emilis, Tomas, dar kažkas, žodžiu, bus smagu. Su vyručiais atvarėm šiandien ištestuoti Sūduvos motokroso ir enduro trasą. Tai kadangi mes žiaurūs motokrosininkai, tai motokroso trasą net nelėksim, bet važiuojam pabandyti enduro. Nu ką, pirmas išvažiavimas į traselę, pažiūrėsim apie ką čionai. Nusilydo priekis biški.
Kažkaip mes kitaip čia važiavom, nu tai kad tu tai už manęs buvai ir dabar kažkaip čia... Ką, antrą ratą važiuojam Sūduvos enduro trasoj, praleidau Emilį, kad būtų ką pafilmuot, bet jaučiu, kad tuoj pabėgs. Bandau pasivyti Emilį, bet nelabai eina. Lekia kai žvėris. Jo. Ne, važiuojam, gerai, važiuojam. Sako Emilis, kad pavargo, bet normalu, kai nesportuoja ir nevažiuoja. Aš prie pat važiuoju. Tai spaudė, aš ir spaudžiu. Wow! Kaip priekis nuslydo. Čia geri molynai, slidu. Lekiu nėra kada komentuos, karočią. Wow, yra reikalų. Ką? Gerą gražą sudėjai. Ar tikrai, Emilė, ar tikrai ne tavo? Ką vakar valgiai? Paleidau viduriukus kažkaip? Labai faina įkalnė. Nice. Šitas geriausias.
keletą pakeitimų, ką padariau, tai išleidau priekinės padangos orą iki 0,8 baro. Tai žodžiu, išleidus priekinę padangą, atrodo, kad greičiau pradėjau lėkti. Tiksliau, daugiau sukibimo turiu posūkį. Ir taip pat pastebėjau, kad reikia greičiau į posūkį įvažiuoti, kad lengviau mocą paversti eitų, nes jei per retai važiuoji, negali jo versti ir tada atrodo, kad nesisuka. O jeigu greičiau šiek tiek įvažiuoji ir tą greitį palaikai, lengviau mocą išlaikyti paverstą ir sukti posūkį. Dar reiktų išmokti nuiminėti galę su sankaba, nes dabar atleidinėju gazą, kas nemanau, kad yra gerai. Nice. Bele kaip sunku važiuoti ir komentuoti nieko nešneku, nes taip susikaupęs. Pietų pertrauko. Kaip lėkė, Emilė? Žiauriai? Ar lėvai? Sezono pradžia. Tomai? Kem 5 laipsniai žemyn. Aš tai nenoriu girtis, bet žiauriai lėkiau. Va tai va, kaip hebra juokas, taip ir lėkiau. Nu ką, su kompanija pavalgėm. Išvažiavom dar pralėkti per trasą. Važinėjom nemažai visai kartų, bet žiauriai sunku komentuoti, nes labai susikaupęs čia važiuoju. Bet traselė žiauriai faina. Yra visko. Šitas posūkis man turbūt sunkiausias. Bet pajaučiau, kad po biškį per dieną vis greitėju, vis drąsiau įvažiuoju į posūkius. Vis bandau daugiau greičio prasineš posūkį. Va, Emilis. Praleido mane. Tomas panašu, kad užgeso. Čia labai slidi vieta, molis grynas. Stengiasi važiuoti mažomis apsukomis, ramiau gaunasi. Šitas sunkiausias. Trečias bėgis buvo aiškiai per ilgas. Šitas labai fainas posūkis. Atrodo daug sukibimo. Čia gan aštrus. Šitas irgi smagus.
gerai važiuoja. Matosi, kad labai ramiai ir užtikrintai. Šitas smagus į kalną ir iškart staigus į dešinę. Ir čia tada sudėtingas, nes vėl įvažiuojam į molį. Atsistojus visada geriau per tokius pravažiuoti. Vėl gerą dėjau dribaką. Segučia, filmuok! Kai pradėjo, bet trečiu bėgiu pasirodo variau. Nu ką, kolektyvas, smagiai labai pralekėm, gera traselė, rekomenduoju atvaryti, pabandyti. Sūduvos motokroso klubas, klubo trasa. Čia yra motokrosinė trasa, o tenai už nugaros yra enduro. Labai fainai. O mes pakuojamės ir varom. Tai iki kitų kartų. Like, share, subscribe ir visą ten kitą. Čiau.